Kai influencerių batai tampa svarbesni už konstitucinės LGBT teisės, žiniasklaidoje mes turime labai rimtą problemą. Mili kolegos žurnalistai, aš stovėjau šalia Seimo prie laužų už jūs ir mus. Kukliai prisidėjau prie jūsų kovos būdamas tarp tūkstančių kitų, kuriems rūpi laisvė ir nereikalauju už tai, kas yra mano pareiga ginti žodžio laisvę paminklo ar paskirti mane demokratijos šventuoju. Nereikalauju medalio, bet stovėjau, nes tikėjau, kad jūsų žodžio laisvė ir galimybė klausti klausimų yra būtina mano laisvėje gyventi valstybėje sąlyga. Valstybėje, kurią galiu vadinti teisinę, demokratinę, saugančią mano laisvės ir teisės. Ir dabar labai norėčiau tikėtis, kad ta žodžio laisvė, kuri buvo apginta, klausti, nepasibaigtų ties klausimais, su ko vėl susipyko ar susitaikė Špygel ir kodėl ponia iš horoskopų departamento rekomenduoja mėnulio pilnačiai patekėjus ir gaidžiai sugiedojus nepamesti švarko sagės. Kad tai nepasibaigtų klausimais, kokius batus avėjo viena influencerė, kodėl kitai jie nepatiko ar patiko ir kokius išminties perlus pasakė dar viena turtinga poniutė, kurios gyvenimo išmintis iš pokalbių su gėjų draugu Ispanijoje be abejo anot portalų labai mums visiems turėtų rūpėti. Kol portaluose aiškinamasi, ką pasakė juvelyrė, kuri turi nuomonę apie viską, Teisingumo ministerijoje vyksta dalykai, kurie liečia ne odinių batų spintą, premjerės stilingas suknes, o demokratinės valstybės pamatus. Todėl norėčiau viešai paklausti didžiųjų žiniasklaidos priemonių ir jų redaktorių. Kiek dėmesio jūsų redakcijose pastaruoju metu skirta žmogaus teisėms, partnerystės klausimams, teismų sprendimų vykdymui, situacijai teisingumo ministerijai, LGBT žmonių teisiniai padėčiai ir tam, kaip vyriausybė vykdo savo programos nuostatas apie kovą su diskriminacija ir kaip tai dera su praktika, kai tuoj nebe premjerė niekaip nedrausmina teisingumo ministerijos veikti taip, kad žmonių orumas būtų užtikrintas. Ar jūs nenorėtumėt savo žodžio laisvės panaudoti šiems klausimams užduoti? Ir kiek dėmesio tuo pat metu jūsų portaluose buvo skirta tam, kokius batus dėvi turtinga poniutė, kokios spalvos beveik nebe premjerės skrybėlė, su kuo susipyko Špygel, ką apie tai pasakė kita influencerė ir kokia dar socialinių tinklų dama šiandien apsimeta, kad gyvena taip, kaip likusi vidurinioji, įskaitant ir LGBT visuomenę. Ne mano ar nuomonės formuotojų odiniai batai ir Špygel Instagramo istorijos turi atsidurti naujienų portalų pirmosiuose antraščių blokuose, nes dabar dėja turime truputį didesnę bėdą – griūvančius valstybės pamatus, teisinės valstybės pamatus. Laisvas žodis buvo apgintas prie laužų. Dabar būtų neblogai juo pagaliau pasinaudoti, pasitelkiant savo galios poziciją, kaip tai buvo teisingai padaryta tada, kai reikėjo apginti žiniasklaidos laisvę.